Labas rytelis. Šiandien ruošimės į mano main tripą. Tai varysim į porą ežerų, į porą kanjonų. Tai čia bus viskas 3-4 valandas nuo Almatos pavažiavus. Įtinas bus su nakvynė jurtos. Kaip aš supratau, tam pačius tus kažkokius kanjonus, tus jurtas yra. Tai tikėkimės bus labai faina. Ten tipo bus su bonfire, su maistu, tipo tenas kažkokios tipo kaip kultūrnamė, kažkokiam tenas bus tipo ta local vakarėlį paruošta, žodžiu, all inclusive bus visas tripukas su maistu, su atrakcijom. Tai I'm very excited, turėtų būti labai fun. Pusrytainis, mūsų autobusus. Su kažkokia labai įdomi mėsa tas croissants. Galėjau būti tipo su kumpu, bet čia kažkoks viniuotinis. Atsivežė mumis čia į Mėnulio kanjoną vadinamųjų. Biškį bijau nusirakti šiandien durdėti į apačią, nes šiandien reikia labai daug apsaugų nieka. Gerai kalbės pat. Nes kita čia kokie 35 laipsniai ir auktų. Čia tikrai nesam to. Nes aš jūs duonos rapčiau. Daug svarbiausia nenumesti telefoną kažkur tenas į gilį. Oh my god. Tai vat, čia biškį saulėlį kepa normalia. Sakai, kokie 36 laipsniai. Aš esu biškį pakeikinta į sunscreen, kad kartais nenudegčiau crimes. Bet aš dėjau kavėjėlius papat. Bet unlockinau naują skillsą. Prašyti nepažįstamų, kad tam nufotkintom. Nes aš apie visą baisę parindavaus. Man žiūrėjau nepatinka prašyti. Gėda kažkokį. Bet dabar čia tai gražiai ir kažkokį, man nereik būti turna. Ir reik biškį nusileisti ant žemės. Jeigu dar spėsiu, ten mačiau dar nuotraukas už porą tengių su tą susukęs senų kazakstanetiškas drabužės. Nors ir bikiai karšta, į ten kailinį, tipo su kailinės į drabužę ir gal visą bairis būtum pasipaiksauti. Nu gražu, ką galiu pasakyti. Kaip kaitina. O bože. Tokiam vidury visiškai nieko rasam. Atvarėme tuo kveitelį. Medaus pakštauoti. Tai skanus tas medus. Nepasakyčiau, kad labai skiras nuo to, ko mes Lietuvo turim. Bet jo, irgi vaizdeliai visur. Dabar, kada biškį apsiniaukint, kad tik nebekaitinti, tai išves. Mes tokius biškį atkeliaujam. Turim sriubytes.
arbatytis, biškitas ir čioko. Atvarė antrus patiekalus, vištytus ir žalias bulvelėmis biški daržovėlės. Sriubyti buvo superinė, bet matot niek nepaliko. А уборная здесь есть? Внутри. Tai šefas sakė, ar dalyks yra iš džiovintą peiną padaryti. Va čia yra toks kaip skrusdelinis, bet tik tas veito medaus kondensuotas peinas ir sudėtas. Tai irgi labai skania, aišku, baronkų yra. Vietelį, kur atvarėm valgyti peitų. Iški liūtis nusimata, tai šį kartą pasiprepinau, nusipirkau reinkautą. Atrodo, atvarėm iš Šveicarijos. Galiu pasakyti, kad čia mums gražiausiai matyti mašinų aikštelį stovėjim. Atvarėm prie mūsų antrą ežerėlį, Kolsai Lake. Chill. Ką žinau? Casual. Pasižiūrėkit, koks vaizdas. Tas mano vlogs daugiau bus dabar. Tiesiog pasižiūrėkit, kaip gražia visur yra, nes aš tiesiog neturiu ko nepasakyti. Nikon vadėti tiesiog. Gražu. Kolsai ežeras. Morisam su vandens dviratės prasinešti. Bim barabim. O po tokį vat. Minam, mergas, minam. Laukia žąselė per ežerėlį. Gir, 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 gar, gar, gar. Like some folk music? Yes. Aš aišku esu vairuotos, chauffeur of this boat. Don't worry, girls. You are safe. Safe hands. You're in safe hands. Olele jacht. Жилетки там дальше. Thank you. Bye. Okay, goodbye. Goodbye. Violin. You're welcome. Ulu varbūt? Басқа қаладан мен Көрші ауылда. Алғабас. Down dust, like we're the last one. Exactly. And you end up at the very bottom with us. Violin. How do you... Bet jau nebetiek daug. I was looking around and I was going to leave. Then I saw one of you. Pasivažinėjom su tokiu senu sovietiniu Kamazu. Biški paskraidėm. Maybe Emma. Because yesterday I'll stick with Emma. Nu ir atvarėme į telį, kur šį naktį mėguosiam. Chill. Ką aš žinau. Ne, šiaip žiaura gražia. Čia upėlis kažkur jau girdu tik. Oh my god. Jautūs kaip iš Hobbito kokį.
Varom savo jūrtsveizėt. Ага, пожалуйста, обувь здесь вот внутри можно снимать, да. Спасибо. Там еще обувница есть. Ja. Nice. So nice. Čia su saulės batarkėmis, su to, kračiu. Nu čia toks iš to nuo Medic miestelio, čia tiesiog toks. Gražiai padaryta vieta, bet suturistinta. Kad mes labai patogiai ir gerai jaustumėmės. Žodžiu, pavalgėm skaniam. Jau biškį lyven. Nusipirkau vietiniams kazakstanietišką alioką. Žatėtski gus. Čiūka, čia ne kazakstanietiškas tie. Neseniai čia tipo įragi musulmoniškas šalis, nei pats nelabai gerai ir gamina alkoholiaus, tai čia reiks pasigūglinti, iš kur čia viskas iš tikrųjų yra. Like my internal organs are going to be glued from all this sweet stuff. I like martial arts. Martial arts, right? My name is Maki. I like martial arts. Apple. How many? Galaxy. Apple juice. Galaxy. Apple. Universe. Apple tree. We got it. Done. We are done. We got it. Judam pusrytuką. We use like quite same. Yeah, quite same. And then we're tricking those kids by the. Labą rytelį. Sveikinos iš Jurtų miesteliaus. Žodžiu, atsikėlėm, pavalgėm pusrytainį ir dabar varysim antrą kelionės dainą. Kelionė. Ir varysim prie kietą ežerioką. Tai iš katruo medė augu iš pateis ežerą. Varysim į Davėją kanjoną. Ir vėl čia kokius 4 valandas važiuosim atgal į miestą. Atvažiavom dabar su tokiu gražuoliu. Aš su tokiu variau. Sovietinis toks visiška busiks. Labai nice. Atvariau su arklės, net su žirgais pajudinėt. Nežinau, kodėl čia fainė bus, bet aš visą bišką prisibijau. Tikrai nėra mano mėgstamiausias activities, bet kadangi vakar norėjom su tas vandens dviratės, tai galvoju dabar reik pasikinkyt vieną. Ne, bet jūs irgi juokaujat. Aš kažkur Kazakstane dabar išskridus, varau tiesiog su žirgeliu per kalnus, per kanjonus visokius. Čia upelis šaltinis teka, ten kažkur viršuj ežeras bus. Life is good. Saulė kepam taip normalią. Vat su savo lelę, kupą lelę.
Gerai, varom. Turim prikėtę želeliaus. Gražu, šilta, žaliai mėlynas vandenėlis. Yeah. Pietukai numeris 2. Tuos atpunškutis. Max. Belekva geroma. Čia tai tokie biški kaip šimtalapis toks. Ne šimtalapis, kaip skruzdėlyną tai lakštą tokį padaryti. Čia irgi tokie truputį skruzdėlyną lakštą. Varėm į paskutinį kanjoną. Dar ale pusiau senesnis ir didesnis negu tas The Grand Canyon. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Bet vaizdelis toks, kad gero žvirdaubis. Lipam į kanjoną senam. Kas aukščiaus beiti, čia amen, tiem žmonėm turėtum būti. Nes man dabar dar reikia kito galo žiūrėti, ten yra toks kapnukai arsti. Bet kol kas, nu čia jums nelabai persidaut tą savaist. Atėjom prie pačio piko. Toliau nebėr kur eiti. Mūsų kempas ten kažkur. Užlipome į tolimiausią kanjono tašką. Čia jau baigas. Čia jau tik tas į apačią bėm. Vaibelis čia unmatched. Tik biški bus šakiai, kad čia reikės vėl atgal lėpti. Nes čia į apačią ledantis tai viskas all good. Į pakalnį ledys atsipūtis su vėjeliu. O ką reiks užsikabarot vėl tenais taip pat virš. Bus mirtis. Fucking mėlyna esu. Gal reikia susirvetėlį nusištaustyti, nes esu su nudegusiom raškom raudonkalina. Visą su mėlyna. Išlindom tiesiog sustoti į degalėlį, į tūlik nueit. Geras irgi vaizdelis į Daganą. Labai gerai, labai patinka. Anyways, jau grįžau į Stausavo hostelį. Esu baisiai nudegus tiek rankas, tiek kaklą viskon. Nors įtepiausiu aš susuiksęs piefus, bet jau nieks čia manį nesuveikia. Kuo jis irgi visas deg. Taip man atrodo, reiks ryto prasokti pro kokį nors vaistinę ar po kažkokį kriautą nusipirkti kefyrą ar aloe vera, nežinau, kun reikia dėti nudegimu. Bet jo, 2 dienelis done. Labai fainai pasibuvom, daug kom pamatėm, aišku, kuo nejautų, nes bilikiek ten daug irgi čia prisivakščiojom. Tai jo, ketvirtas liekus dienas pasiimam biškį toks labiau chill, labiau po patį miestą pasivakščioti ir teikiau toliai einu miestą, jau nepavarysiu.